Tadam! Ir mes esame Klaipėdos senamiestyje. Legendinis pramogų bankas. Dabar Easy, Fancy, Lounge. Ir ką mes čia darome, ogi pristatome senai girdėtą, senai matytą visiems žinomą pramogų banką ir ten esantį Fancy Trendy Lounge. Kas tai yra? Renginio vieta, apie kurią daugiau papasakos Aurimas Sipulskas ir Tautvydas Lubys. Koks čia projektas ir kas čia vyksta? Šiandien esam buvusiam pramogų banke, o turim Fancy Trendy Lounge, nuostabią vietą Klaipėdos senamiestyje, taip kad, kaip ką tik kalbėjom, dasimušti afterį visada rasit kur. Va, keliaujam čia ir seka paskui mūsų video operatorius. Štai, laiptukais palipėjus jūs matysite dvi vietas. Easy Lounge'as yra vieta, kuris galite papietauti ir susipažinti su virtuvė, kuri jūs gali aptarnauti vakarėlio metu, o jums reikia keliauti čia. Čia Fancy Trendy Lounge. Vieta, kur būna pakabinami rūbai, jeigu yra poreikis, yra galimybė užsiskyti rūbininką. Jeigu yra didesnis renginys, keliauja kabyklos į foje. Taip, ši vieta talpina, kaip ir kalbėjom, nuo 15 žmonių asmeniniai šventėjai iki 80 patogiai susėsti su grupe atlikėjų ir taip toliau vietos užtenka, arba netgi, jeigu tai yra furšetinio tipo šventė, toks galbūt labiau laisvas stiliaus vakarėlis, galima beveik net ir kokius 200 talpinti žmonių čia, patys pamatysit, kiek daug erdvės, tad keliaukim. Jeigu norit mažesnės šventės, Tautvydai. Taip kaip ir prieš tai minėjom, labai gražus, nereikia jokių dekoracijų, nieko, viskas yra jaukiai, gali būti ir apvalūs staliukai, visur gali būti ir vienas šeimos stalas. Tai grubiai pradėti nuo 15 žmonių čia būtų pakankamai jauku, erdvu ir gražu, tikrai yra kur fotografuotis ir kaina labai įdomiai, sakė, iš tikro, viskas prasideda visa salė nuo 500 eurų už salę, o po to jau maistas. Aptarnaujantis maistas pagal jų meniu. Kaip ir matėte, baras, tai barą turi savo, galite atsivežti savo barmenus, tačiau gėrimus, visus gėrimus reikėtų draugiškomis kainomis užsisakyti iš būtent Fancy Trendy Lounge, jie tikrai pasiūlys tas geras kainas. Taip. O keliaukime į didesnę renginių vietą, kur ir vyksta tos didžiosios šventės, tai iš karto už senelės. Jūs matote žaidimų stalus, bet ne apie juos mes dabar pakalbėsime, o apie pačią erdvę. Dažniausiai čia būna įsikūręs didžėjus, visa garso ir apšvietimo technika, o apie stalus kalbant, tai mano žiniomis, kad jie jums gali parūpinti krupjė, o visi šitie stalai gali būti ir tapti jūsų vakaro pramogą. Tai vis dar rekomenduojami yra du krupjė, vienas prie roletės, kitas prie kortų. Ir jeigu savo šventį įsivaizduojat azartišką temą, jums yra didelė rekomendacija. Taip, tai grįžkime prie susėdimo, tai jums nereikia nei kėdėm organizuotis, nei stalais. Viską čia turime. Ir apvalų stalai, ir pailgi stalai. Gali sudėti kokią norite realiai formą, kad jums būtų patogu ir galėtume tikrai švęsti nuoširdžiai. Ir taip, kas dar su krupjė prieš tai buvo pasakyta, tai yra labai patogu, nereikia niekur gabentis, viskas yra vietoje, reikia tik žmogeliukų. Ir galbūt dar tas yra dalykas, kad pati aplinka, jinai yra labai puikiai sudėliota. Yra ta azartinė zona, čia vakarėlis, čia vieta šokių aikštelė, net ir dabar mes čia matome 4 staliukus, dar porą staliukų pastatykim, turim didelę šokių aikštelę, turime vietą, kuri šiuo metu yra uždengta užuolaida, mes ją pamatysim, galima dar labiau praplėsti staliukus, nors dažniausiai toje vietoje būna furšetas ir, tikrai vieta, kuri pritaikyta puikiai šventėms, nes čia nėra, nors mes esame visiškai Klaipėdos senamiestyje, čia nėra jokių garso ribojimų, nėra jokių ribojimų dėl dūmų. Taip, pats vakarėlis geriausiai, kaip ir mes, manau, rekomenduojam iki 2 valandos nakties. Šiaip sutartis pasirašoma iki 3 valandos nakties. Jeigu jau žiauriai nori tūsit pasilgot vakarėlių ir taip toliau, galima paderinti ir iki 4. Taip, bet šiaip dažniausiai net ir patys savininkai rekomenduoja galbūt mėgautis Klaipėdos grožiu ir tą vakarėlį, jeigu labai reikia, tai mes patys žinom, kad dažniausiai 4 valandą lieka tie
keli išrinktieji, tai pasimėgaukim Klaipėdos grožio ir keliaukim į centrą, o mes čia esame, kitai vadiname vedėjų kambarį, čia dažniausiai čia matome daug šventinio rekvizito, tie patys stalai, meškučiai, čia galite net suderinti, aš manau, tokį vaikų kampą padaryti. Tikrai dėl to, kad kas yra labai smagu, kad Fancy's gali pasirūpinti ir dekoru už papildomą mokestį, bet jie turi žmonės, kurie to užsiema. Ir keliaukim dar pakalbėti apie kelius svarbius dalykus, nes dažnai, nežinau, tautydai kaip tau, bet, pavyzdžiui, va tokias erdvės, kurios yra įsigūrusios kavinėse, sako, žinokit, tualetas, tai čia reikėtų į kavinę, ten praeinam ir ten bus tualetukai. Tai ne, čia yra atskiri tualetai ir koks dar yra fainas dalykas, kadangi, pavyzdžiui, esame irgi miesto centre, kad, pavyzdžiui, rūko dabar visi aikosiukus, flamasteriukus ir visą ką, jums nereikia keliauti į lauką. Čia yra rūkomasis. Čia yra rūkomasis tualetam, vyram, moterim. Tai net ir vedėjai visi žino, kad ypač tuo galbūt šaltuoju sezonu dabar eik sukviesk asistentui tos visus žmonės. Kol jie čia sukvies, kol ką, užims daug laiko. Taip, ir kas gerai, ypač merginoms aukštakulniais vidury žiemos nereikia keliauti kažkur, galima sausai, nesniegę, patogiai pabūti. Tada kitas dalykėlis, tikrai šita patalpa turi labai daug visko, labai daug kampų, tai reiškia, jums nebūtinai reikia fotosienos, turit labai daug vietų, kur galima nusifotografuoti, atsisėsti ir pasidaryti tokių visai gražių dalykų. Ypač, nutrauk mane, o pavyzdžiui, čia yra net rekvizito, tu turi, žinau, telefoną, nufotografuosi mane. O toks princas sėdi. Opa, koks gražus. Va, čia galite būti jūs, bus už 500. Va toks jų šūkis. Gali būti šiandieną. Taip, o jeigu rimtai esat miesto centre, bet nėra jokių garso ribojimų, nėra dūmų ribojimų, taip kad visas apšvietimas atrodys puikiai. Pliusas dar toks, kas žinot Klaipėdą, nuo 8 val. Vakaro parkingas yra nemokamas. Tai va. Ką, prisėskim apibendrinti, aš čia perduosiu mikrofoną kolegai Remidžijo. Kavaletį. Taip, ir jis apibendrins apie tai, dėl ko mes ir čia esame. Mes esame renginių vedėjai, renginių organizatoriai, įmonė 3 karaliai ir renginių vedėjai Remigijus Žiogas, Tautvydas Lubys, Aurimas Cibulskas ir mes šią vietą rekomenduojame. Rekomenduojame todėl, kad tai yra patogu, patrauklu ir, kaip minėjome, jokių garso apribojimų ir įmonėm čia švęsti yra patogu. Dėl to mes kiekvieną gruodį čia sugrįžtame kelis kartus per savaitę arba vedėjai maišosi ir čia yra lengva dirbti. Lengva ir patogu, kalbant apie patį personalą, kuris į viską labai greitai reaguoja, atvyko daugiau žmonių, gerai, bus greitai stalas, reikia daugiau patiekalų, viskas gerai bus suderinta, atvyko mažiau, nieko tokio, visko pasitaiko ir tikrai šitą vietą mes rekomenduojame ir paskambinus šito varpeliu mes spaudžiame šiai vietai didelį laiką. Tad rinkitės brangiai Pramogų banką, Trendy Easy Lounge, rinkitės mus ir švęskite savo šventę kokybiškai, lengvai ir atsipalaidavę.